Sveikas karaliu, turiu klausimą. Ar tau teko girdėti apie Rupert Love MP of the United Kingdom išleistą 219 puslapį dokumentą Rape Gang Inquiry Report, nežinau, koks tavo požiūris į... Ai, čia sekantis. Tai ne, neteko girdėti. Gal ir teko girdėti, kad pavardės, bet nieko nežinau apie ką čia. Nežinau, koks tavo požiūris į Asmongold, bet jis per savo streamą 7 valandas skaitė beveik visą dokumentą, 108 puslapių iš 219 puslapių, neperskaitė appendixų, mane šokiravo tai, kas buvo parašyta dokumente. Asmongoldas yra pročiškai neįgalus dalbajobas, viskas įžiūri yra pročiškai neįgalus dalbajobai, visos jo nuomonės yra pročiškai neįgaliams dalbajobams ir viskas. Tai yra Twitterio propagandai paskendęs dalbajobas. Tai va, ką jisai skaitė, aš nežinau, ir kas tave šokiravo, aš nežinau. Bet džiugu, kad Asmongoldas kažkokį dokumentą pirmą kartą skaitė gyvenime, o ne Twitterį, bet aš nežinau. Tu turi gan didelį auditoriją, kuriai rūpi Lietuva ir pirmas kreipsas jau pakilo, Kauno mečetė, FB, Page'as ir Vytautas Sinica apie tai rašė. Sinica yra marginalas, radikalas ir jį palaiko tik visiškai pročiškai neįgalus dalbajobai. Aš apie jį gan daug jau esu kavrinęs. Ar sudomintų tave perskaityti šitą dokumentą per vieną ir kelius streamus? Fuck no. Tai, ja. Ne, nedomina manęs nedomina nei sąmokslo teorijos, nei kažkokie random ekstremistų pasisakymai. Jeigu tai bus kažkokia naujiena, to labiau UK manęs nedomina. Gal ir paskaityčiau, jeigu Lietuvoje kažkas vyktų. O šitokia, manęs nedomina tokie. Mes čia neužsiemam šituo net ne populistišku, o to sensacionalizmu tokiu. Mes neužsiemam gąsdinimais, migrantais, kaip Sinicos ar Asmongoldai. Mes čia realiai faktus užsiemam. Tai gali įsijungti mano bet kokius pokalbius prieš tai apie tas migracijas visas ir viską. LRT straipsnį džiaugiuosi, kad perskaito čia 219 puslapį, holy fuck, grinai. Bet jo, ne, mes čia tiesiog to neužsiemam. Tu krenti į propagandistų rabbit hole'us, todėl tu susidominai šito dalyku. Tai, yeah. Tai nėra Lietuvoje nei kažkoks svarbus dalykas, nei to labiau susijęs su Lietuva. Ir tai net UK nėra nei svarbiausias dalykas, nei kažką. Žodžiu, tai yra, o tai, kad Sinicos ten visokie kalba apie tai Lietuvoje ar dar kažką, tai yra skirta išgąsdinti dalbajobus. Skirta įbauginti ir migrantais, ir visokiam temom, kur Lietuvoje nei mums aktualu, nei kažką. Tai yra vienintelis principas, nes tu neišgirsi iš jų niekada apie ten, kaip migrantas išgelbė gyvybę kažkam ar nieko, tu išgirsi kaip užpuolė, papjovė, ar ten išprievartavo kažką kažkur kitoj šaly. Ir reiškia, pas mus jų yra per daug. Visą laiką bus ta pati žinutė visą laiką. Tai tu tiesiog krenti tą rabbit hole. Tai, kai, jo, žodžiu, gerai, grįžtam prie temos, Širinskienė pisa proto toliau.